Jam skirta augti. Jiems skirta augti, o man mažėti. Jono Evangelija, 3 skyrius, 30 eilutė. Taip Jonas Krikštytojas kalba apie Jėzų. Jam skirta vis augti tavyje ir aplink mus. Visur Jėzus turi būti matomas. Man skirta mažėti. Jonas itin lavino nuolankumą. Jis pažinojo senąjį, storąjį, riebųjį aš, nuolat šaukiantį bei reikalaujantį būti pamaitintų storais riebiais dalykais, esantį itin jautriu ir nesiliaujantį rėkti. Kažkas mane įskaudino. Storasis aš, galvojantis tik apie save. Padidinto jautrumo aš, nesilankstantis, besilaikantis savo teisybės, nesileidžiantis į kompromisus, dažnai kreipiantis dėmesį tik į savo poreikius bei reikalaujantis užuojautos. Senasis aš ne tik turėtų sumažėti, jo apskritai neturėtų likti. Jis turėtų mirti, kad mumise galėtų gyventi Jėzus. Jonas kalbėjo, jog džiaugiasi, kuomet Jėzui yra paruošta vieta ir kada žmonės nuo juo pasuka link Jėzaus. Tikrai, kalba jis, aš esu tik jaunikio draugas ir džiaugiuosi, kai jam gerai sekasi. Ir bažnyčioje yra tiek daug pavydo, jeigu vienam geriau sekasi nei kitam. Taip greitai pasklinda pikti gandai. Jeigu vienas yra ypatingai laiminamas, tada skubama ieškoti jo klaidų ir žinoma jos greitai yra surandamos. Užuot patiems klausius Dievo daroma bloga tiems, kurie jo klausosi. Jėzui skirta manyje augti. Jėzui skirta augti mano aplinkoje. Džiaugiuosi, kai savo veiksmais ir kalbomis šlovinu Jėzų. Dėl to nusilenksiu dėl gulinčios šiukšlės ir būsiu nuolankus, kad tik jam grindys būtų švarios. Dėl to tarnausiu savo broliams, pilstysiu jiems arbatą, kaisiu vandenį, nestovėsiu prieš juos išdidžiai, vartydamas savąją Bibliją. Dėl to net ir mažiesiems broliams aš ištiesiu ranką, jiems draugiškai nusišypsosiu, bei iš širdies palinkėsiu visą, ko geriausio. Jėzus nuolankumo, draugiškumo, švelnumo dvasia visą tai padaro įmanoma. Nebenoriu savo senojo gyvenimo, kuriame gyvenau tik dėl savęs. Noriu gyventi jam, tam, kuris mane taip myli. Taip, Jėzau, tik tau vienam aš gyvensiu. Tau priklausys kiekviena mano kūno ląstelė ir kiekviena mintis. Viskam skirta būti persmelkta tavęs, nes tu mane taip myli. Taip rūpinės manimi, saugai mane, visuomet esi šalia, bei pripildai mano neramę širdį savosios dangiškosios ramybės. Ačiū.